Labadiena. Taip, mano vardas Robertas Karvauskas, esu nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir ko gero čia ponas Justinas, ar ne? Justinai, aš esu ne medžiagų tiekėjas, ne pardavėjas, niekam nieko nepardavinėju, tiesiog konsultuoju ir padedu susigaudyti, kaip mažiausiomis investicijomis sutaupyti daugiausiai šilumos jūsų būste. Tai dabar aš matau jūsų paklausimą. Ar jums patogu kalbėti dabar? Nu, truputėlį jo. Aha. Tai kas geriau vieno aukšto perdango šiltinimo, akmens vata ar poliuretano putos? Tai dabar atsakymas mano būtų paprastas. Geriau padaryti sandariai. Kadangi šiltas oras mūsų šildymo prietaisai sukurtas, jis kyla į viršų, pirmiausiai remiasi į viršutinę atitvarą. Tai būtų jūsų perdanga. Ir jeigu ten jisai tas šiltas oras randa pakankamai plyšių plyšelių, jis nespėja atiduoti savo šilumos niekam, o tiesiog keliauja kiaurai. Tai reiškia, sandarumas yra 4/5 šilumos išsaugojimo efektyvumo. Tai jeigu mes turim pasirinkimą šiltinimo medžiagų, tai tarp sandarių ir nesandarių. Tai pavyzdžiui, akmens, mineralinės ir kitokios vatos, jos yra kiaurai laidžios orui. Todėl jos pačios iš savęs negali tarnauti kaip šiltinimo medžiagos. Jos tiesiog gali būti šiltinimo komplekso dalimi tik tai tada, kada jos pilnai izoliuotos tiek nuo vidaus šilto oro, tiek nuo šalto lauko oro. Ir kaip tai padaryti? Tam naudojamos atitinkamos plėvelės, membranos, tai yra iš vidaus garo izoliacija, tai yra plėvelė, kuri nepraleidžia nieko visiškai, nei vandens garų, nei oro, o iš išorės turi būti naudojama difuzinė membrana, tai yra tokia, kuri vandens garus iš vidaus išleis, o šalto oro iš lauko neįleis. Tam yra sukalibruotos atitinkamos poros, remiantis tuo, kad vandens garų molekulės yra apie 10 kartų mažesnės už oro molekulės. Tai va šitą, tai reiškia, kad nesandarę šiltinimo medžiagas mes turim pilnai užsandarinti. Tai yra pakankamai sudėtingas procesas, kadangi sandarint reikia ne tik tai plokštumas, tai yra viršų ir apačią, bet ir šonus, galus, kampus, kraštus. O tai padaryti ypatingai sudėtinga. Tai paprastai tai nedaroma, todėl su vatom šiltinant žmonės gyvena kokį trečdalį efekto gavę iš to ir viskas. Ir visa kita yra nuostoliai. Kitas dalykas, dabar jūs kalbate apie poliuretano putas. Apie kokias putas jūs kalbat? Nes poliuretano putos, tai poliuretano putos visos yra purškiamos, bet jų yra apie virš 100, ko gero, rinkoje įvairių modifikacijų ir kiekviena iš jų turi savo savybės. Jums reikia ne putų, jums reikia savybių. Kokias savybės turi paprasti poliuretanai? Didžioji jų dalis turi vieną labai šunišką savybę. Traukiasi, kada kinta temperatūros ir santykinė oro drėgmė. Pradžioje, kai išpurškiama, kol nepakito temperatūra, stovi stabiliai šitos putos. Bet kada pradeda kisti temperatūra, didžioji dalis jų pradeda trauktis. Ir susitraukimai yra nuo 2 iki 15 netgi procentų. Tai įsivaizduokit, Justinai, 5 procentai tai yra 5 centimetrai per metrą. Natūralu, kad ypatingai kietesnės putos jos neatlaiko tokių įtempimų, arba atsiplėšia nuo konstrukcijų, lieka plyšiai, arba skilinėja mikroplyšiai savo visame plote ir šitokia medžiaga tampa taip pat nesandari. Todėl ji kiaurai praleidžia jūsų pinigai sušildytą orą į lauką. Tai vėlgi, todėl reikia rinktis arba įnirtingai ir labai nuoširdžiai sandarint, naudojant pačias geriausias sandarinimo medžiagas, bet ir tai ekspertizių rezultatai rodo, kad po 5-7 sezonų, tai yra temperatūrų kitimo, daugelį vietų sandarinimo lipnios juostos, jos taip pat atsiklijuoja, kadangi tai yra ir dulkėta, tai yra ir medienos atšerpetojimai įvairūs ir taip toliau, ir vis tik atsiklijavimų būna daug, o ten, kur atsiklijavimai, ten keliauja šiltas patalpų vidaus oras, nešantis savyje pakankamai daug vandens garų. Vandens garai šaltuose sluoksniuose šiltinimo medžiagos, per kurią eina kiaurai,
šitas oras su vandens garais, tie vandens garai šaltuose sluoksniuose kondensuojasi, virsta vandeniu, medžiaga tampa pradžioj drėgna, paskui netgi šlapia, o šlapia medžiaga jau ne šilumos izoliacija, tai jau yra šalčio tiltas. Todėl, jeigu renkantis poliuretano putas, pagrindiniai parametrai, kuriuos būtina pasižiūrėti. Reikia kalbėti ne apie porų struktūrą, ne apie tai kokios tos putos, kaip jos atrodo, o reikia iš karto imti medžiagų savybių tyrimo protokolą ir žiūrėti, kokias savybės turi šitos putos. Tai pagrindinės savybės yra pirmas, ar jos praleidžia orą, nes daugelis atvirų porų poliuretanų yra visiškai laidžios orui jau iš pačios struktūros. Kitas dalykas, ar jos išlaiko sandarumą, jeigu ir nepraleidžia oro, ar išlaiko sandarumą nuolatos, ilgą laiką. Tai reiškia, ar nekinta jų matmenys, ar nesitraukia ir nesuskilinėja. Šitą dalyką parodo medžiagų savybių tyrimo protokole, parodo medžiagos matmenų stabilumo testas. Ir tai rodo, kiek kintant temperatūrai, kiek medžiaga traukiasi. Tai va, susitraukimus reikia pasižiūrėti. Yra poliuretanas, kuris naujasis poliuretanas vadinamas kanadiečių firmos Aisenin produktas. Nuo 2007 metų lietuviai pirmieji jį į Europą parvežė. Ir tai yra produktas, kuris neturi susitraukimų praktiškai, ten iki 0,5% prie pačių kritiškiausių perkritimų temperatūrų traukiasi tik tai. Medžiaga labai elastinga ir už tai garantija ir sandarumui, ir medžiagų kokybei duodama 25 metams. Tai o šita medžiaga, taip jinai tinka. Aš pats, kada domėjausi savo namo statybai, aš labai giliai analizavau ir pasirinkau šitą medžiagą ir nuo 12 metų iki dabar tikrai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Tai vat galiu tiesiog jums parekomenduoti, o jau ką jūs rinksitės, tai jūsų pasirinkimas. Tai šita medžiaga Lietuvoje pavadinta Gamo vardu, Gamo putos. Gamo.lt jūs galite jai pasidomėti šitą medžiagą. Aš ten buvau žiūrėjęs. Nu va, tai čia... Gerai. Garso izoliacijos atžvilgių, tai akmens vadai yra šiek geriau, man atrodo. Garso izoliacijos atžvilgių visada geriau yra dviejų medžiagų sumuštinis. Kadangi tai yra laužia garso vibracijų kreivę ir tada geriausiai apsaugo nuo garso. Todėl sandarumas duoda vieną efektą, o, sakykime, minkštumas medžiagos, va tie oro turėjimas savyje medžiagos duoda jau kitą efektą. Todėl galima komponuoti gamo su vata. Bet vėlgi, jeigu jūs norit, kad ta vatos dalis, kurią jūs naudosit kaip garso izoliacija, tarnautų ir kaip šilumos izoliacija, ją būtina vis tiek sandarint papildomai. Ir vat su tuo sandarinimu ir yra ten niuansų atitinkamų. Yeah. Tai va, tai ką aš pirmiausiai rekomenduočiau jums. Tai dabar sakykit, Justinai, ar šitas objektas jūsų yra naujai statomas ar renovuojamas? Naujai. Naujai statomas. Tai pirmiausiai, kada jūs sandarinsit viršų, tai kokią technologiją jūs pasirinksit, spręsit pats. Aš tai pasirinkau tikrai ne vatas iš karto, aš vatą užbraukiau, kadangi pamačiau, kad net sandarinant labai nuoširdžiai, kada žmogus pats savo daro ir naudoja netgi pačias geriausias ir brangiausias medžiagas, vis tik po 5-7 metų darant ekspertizę randu visą laiką atsiklijavimų ir kondensato susitelkimo vietų, kur prasideda pelėsis ir puvimas. Todėl šitos technologijos aš atsisakiau ir aš pasirinkau būtent tą gamo technologiją. Man tai pasitvirtino pilnai, nes aš šiltinau karkasinį namą visą, tiek grindis, tiek sienas, tiek perdanga, viską pilnai, tik tai gamo putomis, ir tai iš tikrųjų man labai pasitvirtino. Todėl galiu rekomenduoti. Ir tik tai prieš dedant apdailą būtina pasidaryti sandarumo testą. Visada tas dalykas yra. Nes įsivaizduokit, jeigu liks kažkur tai nesandaru ir jūs uždėsit apdailą, tai paskui nuimti ją kainuoja, oi kiek brangiai, ir nervų, ir pinigų, ir visko, ir laiko. Dabar čia esu, kaip pasakyti, susidūręs su vienais, su kitais, kad sako, pirma geriausia yra išsibetonuoti grindis, pasidaryti sienas, išsipinkuoti ir tada tik tai uždėti aptikrinimą. Nes visa drėgmė tada bent išgaruoja.
per kažkiek E, laiko. Visiškai teisingai. Jeigu jūs pirmiausiai apšiltinsit viršutinę konstrukciją, o paskui pradėsit betonuoti, Jo, jo. įsivaizduokit, koks drėgmės srautas Taip, pradės skverbtis ten. Tai bet koks nesandarumas, neužsandarinimas pilnas jau yra problema. O tuo taip, labiau, kad jeigu jūs naudosit gamo technologiją, tai šita technologija nereikalauja jokių apsauginių plėvelių nei iš išorės, nei iš vidaus. Bet aišku, kad tokio didelio srauto tai nenaudinga ir šitai medžiagai. Todėl pirmiausia, aišku, susitvarko tai, kas duoda daugiausiai drėgmės statyboje, ar ne? Tada, kai taip, išsivėdina, tada apšiltinat viršutinę konstrukciją, uždengiat apdailą ir viskas. taip, taip, va, tai, va. To ir labiausiai, kaip pasakyti, norėjau sužinoti, kas nuo ko turi prasidėti pirmą, nu, aš sakau, ir vieni, ir kiti sako, kad prisikaupia, daleiskim, į akmens vatą tos drėgmės, nu, ir tada ten jau ir Ten jau tada gaunasi, nu, ne tai, kad problema, ten gaunasi katastrofiška problema, nes taip, taip, išdžiovint po to, tai jau neišeina realiai. jo, Tai dabar aš norėjau į ką atkreipdėmėsi, apie tos jūsų žodžius, vad būtent tie du žodžiai poliuretano putos. Tai nepasako nieko ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju nesivadovauti šituo, nes jo, poliuretano putos, kiekvienos jos yra visiškai skirtingos. O žmonės įsivaizduoja, nu tai putos kaip balionėliai, tai jos visos taip, tokios taip, pat. jo, Tai netiesa. Todėl būtina žiūrėti į dokumentus. Ir didžioje dalyje dokumentų nėra iš vis tokio parametro kaip laidumas orui. Tai reiškia, taip, jeigu jūs nerandat to parametro, reiškia, jūs turit skaityti, kad ta medžiaga kiaurai laidi orui, todėl ją reikia būtinai papildomai izoliuoti. Arba jinai jo, bus nelaidi orui labai laikinam etapą, o po to vis tiek taps laidi orui. Todėl laidumas orui daugelį atvejų iš vis netyriamas ir tai reiškia, kad turi klientas priimti tai, kad šita medžiaga arba yra, arba bus greitai laidi visiškai orui. taip, jo, tai va tas ir yra, kad iš pradžio atrodo gerai, o paskui tas Taip, šitas procesas, dalykas yra ir žmonės su tuo jo, susiduria, paskui, kada uždeda apdailą, viską įsivaizduoja, tai jis tada turi arba ryštis labai didelėms investicijoms viską pertvarkyti, arba turi užsikrauti savo ant sprando didelius nuostolius, nuolatos kiekvieną mėnesį mokėtų taip, šildymą ryškiai daugiau. Tai nelinkiu jums šito dalyko, tiesiog geriau iš anksto pagalvokit apie tai. Dabar toliau, jūs statot namą. Tam, kad namas būtų pilnai šiltas, ekonomiškas, šiuolaikinis, modernus ir nedarant klaidų, neperdarinėjant, kad tai būtų pigiausias variantas, visus niuansus, kurie surišti ne tik su šiltinimu, bet ir su daugeliu kitų niuansų, aš visą tai sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį pavadinau Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą aš nuoširdžiai rekomenduoju jums įsigyti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. jo, Tai va ten įeisit, rasit seminarai, seminaro įrašas, tikrai 57 euriukai, tai nėra tie pinigai, kuriuos statant namą vertėtų sutaupyti, o paskui padarius vieną klaidą mokėti tūkstančiais. Tai iš tikrųjų užeikit, pasižiūrėkit, šitą seminarą aš vedu ir Lietuvos inžinierių statybininkų sąjungų ir architektų rūmose kaip atestacinės programas ir aš jį padariau taip, kad būtų suprantamas bet kuriam ūkiškam žmogui, statančiam, eksploatuojančiam, įrengiančiam arba projektuojančiam savo namą, tam, kad nepadaryti esminių klaidų ir neturėti didelių nuostolių. na jo, teisingai. Tai va, tai tiek Justinai norėjau Gerai, perduoti jums šiandien. ačiū už informaciją. Jeigu reikės konsultacijos, mane taip pat rasit sandarusnamas.lt, visas konsultavimo sąlygas ten rasit, tai prašau, kreipkitės, Gerai, padėsiu, kuo galėsiu. gerai, ačiū jums labai. Geros dienos. Iki. Geros ir jums. Tai štai, brangieji, matot, kiekvieną kartą vis susidurėm su tuo, kad žmonės nepilnai įsivaizduoja, kas yra šiltinimo medžiagos, kaip jos veikia. Ir tiesiog vadovaujasi bendrais pasakymais iš rinkos. Va, poliuretano putos, ar ne? Tiesiog. Ir netgi kas geriau, va, ta ar poliuretano putos, kaip tai daroma, va, tie dalykai, tuos niuansus tikrai būtina sugaudyti.
Tai štai tokie atsakymai ir padeda šiek tiek žmonėms susigaudyti, į ką atkreipdėmėsi renkantis šiltinimo technologiją. Ir čia yra kardinaliai skirtingi pasirinkimai. Ir ką pasirinkti, tai tikrai vertėtų sužinoti. Taigi, tiesiog sandarusnamas.lt šita svetainė tam ir tarnauja, kad padėt jums pasirinkti. Ačiū Jums, kad tai girdit. Iki.